Jis sėdėjo su kompiuteriu prie atviro lango. Taip ir buvo. Ir užmetė man kažkokį kvailą juokelį, bet žinokit, kažkas man viduje sakė, kad čia tavo žmogus. That was me. Ir aš buvau tik tai viena Dėl pramogos. Gerai, viskas. Viskas, ačiū Mindaugai, žaidimų užtenka. Aš turėjau, kaip sakyt, važinėjau po Lietuvą, tai man Kaune turėt kokią paną atrodė visai good. Sveiki atvykę į mūsų su Mindaugu podcastą. Šiandienos tema bus susipažinimo istorija. Merginos mes labai dažnai klausia per Q&A, sako, tai kaip jūs susipažinot, kur jūs vienas kitą suradot? Tai va, tai šiandien mes atskleisim. Kur ieško tokių fainų vyrų? Kur aš jį atradau? Nes aš tai jį jaučiausi atradus nuo pat pradžių, o jisai visai negalvoja, kad jis kažką atrado ir aš buvau tik tai viena Dėl pramogos. Gerai, viskas. Viskas, ačiū Mindaugai, žaidimų užtenka. Aš turėjau, kaip sakyt, važinėjau po Lietuvą, tai man Kaune turėt kokią paną atrodė visai good. Vienam miestui, kitam. Tai va, prašau, prieš jis yra Mindaugas. Šeimos tėvas, 10 metų santykiuose ir nežinau, net kaip tai reikėtų apibūdinti. Tai va, tai pradžia tokia, bet iš tikrųjų tai ta istorija buvo visai graži. Ir mes ją šiandien papasakosim. Tai pirmą kartą šitą vyrą aš pamačiau tokioj seminarinėje erdvėje. Labai taip, ne, iškart dvasingai. Bet jisai organizuodavo renginius, ne? Ir o aš buvau tokia moteris, kuriai niekas nesisekė. Kažkaip buvau grįžus iš Amerikos ir bandžiau integruotis į Lietuvos gyvenimą. Turėjau feilinius santykius, turėjau dukrą ir tada galvoju, reikia man kažkokių tai savęs ieškot ir suprast, kaip aš galėčiau padaryti save laimingesnę, nes, nežinau, daug rūkydavau, buvau toks nervų kamuolys, persivalgydavau, apsivalgydavau, tikrai taip jaučiu, kad su manim kažkas negerai. Ir šitam gyvenimo etape aš prikalbinau draugę važiuoti į dvasinį seminarą tokį, savęs pažinimą ir ten registravo žmonės. Ten buvo. Ten buvo jis. Jis sėdėjo su kompiuteriu prie atviro lango. Taip ir buvo. Ir užmetė man kažkokį kvailą juokelį nuo pat pradžių. That was me. Ir jis tos juokelius ir toliau mėto, jeigu dar pastebėsit kada nors per podcastus. Bet žinokit, kažkas man viduje sakė, kad čia tavo žmogus, bet taip konkrečiai. Aš žinokit, jau buvau kokiu 3-5, tai netikėjau jau tą meilę iš pirmo žvilgsnio, bet man kažkaip, žinok, viskas viduje susijaukė ir aš tada, tau pajaučiau tokią trauką. To momento? Nežinau. Po tų prastų juokelių. Aš kažkaip tai mačiau už jų ir nežinau, kas ten buvo. Aš kažkaip iš karto, taip, žinai, kaip sako, protas nesupranta, bet sistema atpažįsta. Kas dar žino šitą situaciją, kai protas nesupranta, o sistema atpažįsta. Tai va, tai mano sistema jie atpažino, bet labai liūdna dalis buvo, kad jo sistema manęs neatpažino. Nieko visai, aš šiaip padarau vyram įspūdį Mindaugai. Nepadarė jokio įspūdžio. Pirmas dalykas, jinai buvo, tu pati tai pasidarei, jinai buvo su vedusios moters pavardę. Jo. Tai aš ją iškart nurašiau kaip į tiesiog. Žinot. Tai palauk, tai jeigu moteris ištekėjus, tai jie pasigrožėti negalima? Ar jie reikia mėtati kažkokius kvailus juokelius? Tai reiškia, mano širdis yra netokia pažeidžiama? Gerai. Iš karto tas etiketės, vat kaip nekenčiu tą etikečių. Tu ištekėjus. Tai taip, kad ta prasme, tai kuo ten... Gerai, tai kas tau trukdė? Pavardė nepatiko. Gerai, pavardė nepatiko, kad tenai grožėtis, tai aš irgi buvau... Aš jam net netrodžiau simpatiškai, įsivaizduojat? Prie šitos vietos mes dar prieisim, net netrodžiau simpatiškai. Aš net negalvojau apie tave kaip apie kažkokią... Į tą temą aš net negalvojau, tiesiog. Taip. Tai vedus moteris yra mano sistemoje, ir viskas. Tai... Ir dabar kvailiausia buvo, žinot kas, kad mes sėdim per tą seminarą ir kažkaip
aš visada akim jo ieškodavau, jisai ten buvo prie tų vedančiųjų, kur tvarko visus dalykus ir aš taip į jį žiūrėdavau. Jis spoksodavo. Aš galvojau, kad mes jungiamės akim, Mindaugai. Ne, nieko nesijungiam. Jis spoksodavo ir aš tiesiog spoksodavau atgal, bet aš taip labai paprastai. Jisai jaučia tą patį, ką ir aš, ir mes taip tiesiog žiūrėdavom. Aš tiesiog žiūrėdavau, ja, žinot, būna toksai, truputį toks ego, toks daugmaž žiūri ir aš pirmas nenuleisiu akių ir taip. Ir mano toks būdavo, aš taip atsimenu išėjęs toks žvilgsnis ir aš tiesiog taip. O man jisai atrodė toks labai gilus ir toks, taip jaučiausi, kad mes esam kažkokie soulmates. Realiai. Feilas. Daugumai vyrų geriau nekalbė ir tada moteris pačios Ir aš tikrai buvau susikūrusi istoriją, kad mes su juo kažkaip tai ir aš buvau tada su draugė ir aš draugiai sakau, tiksliai žinau, kad pas mus kažkas yra, kažkokia elektra. Jis sako, jo, tu tipo pavargus čia. No. Ir va tom ir užsibaigė. Tai man jisai labai įstrigo ir aš paskui atvažiavau į dar vieną jo organizuojamą renginį, bet grinai dėl jo. Tai va, o jisai jokių tokių gerų ženklų man nerodė ir... Nu ir viskas. Ir viskas, ir taip praėjo metai laiko. Aš turiu net timeline, jeigu įdomu. Neįdomus tas tavo lainas. Įdomu. Kentėjau aš metus laiko ir aš dar užbaiginėjau savo santykius. Man nelabai sekėsi tos metus. Va, į pirmą tu atvažiavai 2012 metais rugsėjo 21. Jeigu aš tau taip nepatikau, tai ką tu ten prisirašai? Tai paskui aš atgaminau. Jis tiesiog registruodavo savo mergas ir aš buvau iš jų. Paskui po 2 mėnesių atvažiavo į antrą seminarą. Ir paskui po mėnesio man parašė meilės žinutę, kur aš net nesupratau, kad ten yra kažkoks. Mes su draugiai šiam pavakarot. Čia buvo prieš 10 metų. Gerai? Pavakarot, biški. Prieš 12 metų. 2012. Lapkričio 23. Ir tada... Oi ne, gruodžio 29 prieš naujus. Gerai, Mindaugai. O geras. Gerai. Jisai labai gali taip užsėsti ant datų, paskui skaičiuoti. 2 dienas prieš naujus tu man parašėjai, ne? Gali būti. Tai va, tai mes su draugė sėdim ir buvo penktadienio vakaras ir nežinau, šeštadienio. Jis sako, parašyk jam, kiek tu gali apie jį kalbėti. Sakau, davai parašom, aš turiu jo e-mailą. Ir mes tada, žinot, 12 valandą kokie būna laiškai. Nebūna labai faini. Tai laiškas buvo tokios sapalionės. Aš jaučiu, aš norėčiau, jaučiu tau trauką, Nebuvo taip, kad jaučiu trauką, buvo toks labiau, žinot, būna toks... Jaučiu ryšį buvo toks. Kažkas tokio, kur atrodo... Nebuvo seksualinio tokio palimo. Tokio, gal atrodo, žinot, pamedituoja, atsiveria ten čakros ir tau kažką ten parašai. Vienu žodžiu, jis mane nurašė kaip nupušusią, parašė man jas. Kažką tokio labai... Ir pamiršo apie tai. Po 2 dienų gavau e-mailą jas su smailu ir pasigailėjau iš viso, kad tada draugė leidau parašyti jam ten kažką. Ir tada galvoju, po šito toks feilas, kad aš turbūt išvis nenoriu jo sutikti. Ir aš toliau ėjau spręsti savo santykių, ir kurie visiškai sugriuvo. Ir aš likau viena su Ema. Ir tada kažkaip mes pradėjom daugiau bendrauti. Bet kaip ten žinot, kas jisai ten susitikom Laisvės alėjoje, nuėjom kavos. Kažkas pradėjo suktis daugiau, bet mes viens kitą pažinojom. Aš tada gyvenau Klaipėdoje ir važiuodavau vis į Kauną. Tai aš buvau tokia patogi, žinot, ant kavos tokia. Nu, tokia dienos metu aš, kaip sakyt, per daug neturėdavau ką veikti, renginiai vakarais, tai aš kažkaip, ką žinau. Ir aš jį pakviečiau vieną kartą pasimatymą Skudavai, einam su kava pasivaikščiot po Panemunę šilą, pasikalbėti ir jisai atėjo su draugu. Įsivaizduojat, su draugu. Čia sako Semas, čia tipo mes visi kartu vaikščiosim ir aš galvoju, žinot, kaip žmogų, taip kūnu atrodo jauti, kad jisai tau tinka. Bet kas vyksta proti, toks visiškai, nežinau, ar galima sakyti YouTube mindfuckas, bet, kai jisai pradėdavo kalbėti, kai aš pamačiau, kad jis atėjo į pasimatymą su draugu, man atrodė, ką aš veiksiu su tokiu mažvaikiu. Aš nežinojau, kad ten pasimatymas pirmas dalykas. Atrodo tiesiog. Taigi būna, ateina,
draugai, ten būna kita draugė, tai man toks ir buvo tas santykis toks atrodo, nes į tos pačius seminarus einam, tai toks atrodė, nu, nebuvo taip, kaip jinai nupasakojo, buvo toks, žinot, nu, hebra, va čia dar viena pana, kur aš neturiu jokio intereso jai per daug į kažkokį. Ačiū, ar taip kaip peilis smingai širdį. Ir, nu, tai man tas atrodė, nu, tai einam gal. Kartu pasivaikščiosim. Mindaugas galvoja, kad jo stiprioji dabar dalis, kaip jisai mane iš tikrųjų gavo, nes aš esu dovana tam. Tu tikrai dovana. Ir jis to iškart nesuprato, bet aš iš tikrųjų nemeluosiu, bet aš visą gyvenimą buvau labai išlepinta vyrų dėmesio. Nu, tikrai kažkaip man dažniausiai būdavo taip, kad jie eina iš paskos ir rodo dėmesį, o aš turiu juos atstuminėti. O šitas buvo toksai, jis man žinot, ką pasakęs net yra, kad aš negraži. Nebuvo, kad negraži, tu tiesiog buvom Palangoje. Sakau, kas tave tipo prie manęs labiausiai traukia? Nu, sako, tavo fiziniai duomenys nieko neišskirtiniai yra. Tipo, gal tu protingai, ten man pradėjo kažką sukti. Žinot, kaip būna, kad vyras kažką pasako, bet jis ne tą net norėjo pasakyti, bet jinai taip nugirdo, kad aš ją negražią pavadinau, tai tenai Palangoje vidury ten nakties, jinai jau kraunasi daiktus, jau ten jau vis vienu žodžiu. Sakau, tai aš tau net nepatraukli, jisai sako, nu bet sutikim, yra daug įspūdingesnių, jis man sako, yra daug įspūdingesnių matmenų moterų. Ir kai jis man pradėjo ten logiškai aiškinti, kad kitos yra ten daug įspūdingesnių matmenų, aš galvoju, arba aš jį dabar sužeisiu kažkaip, arba aš išeisiu. Aš va tame iki šiol mes nenusprendžiam, bet aš visai ne tą norėjau pasakyti. Nesvarbu, pasakai, kad pasakai. Visai ne tą norėjau. Faktas, Mindaugai buvo pažeminta, į pasimatymą atėjai kartu su kažko ir toliau, kai jau įsimezgė pas mus fiziniai santykiai, ar ne, nes ten vieną dieną mes tiesiog, ta trauka iš mano pusės buvo, o man atrodo... Bet čia jau, man atrodo, aš esu pasižymėjęs. O Dieve. Tu visas susižymėjęs ir tik ištraukiai, kur prie manęs buvo, ar ne? Tai jo, mes, jeigu pirmas susitikom 12 rugsėjį, tai... Pagreitinam šitas vietas. Tai kitų metų įvyko kažkas artimiau, kitų metų birželį. Tai va. Tai apie pirmą kartą pasakojimo nebus, bet kada nors bus, nes iš tikrųjų tuo metu, tas pirmas kartas buvo toks labai dėkingas, aš tada buvau pašaukus ant visokių masažų darimo ir taip toliau. Ir taip viskas ir prasidėjo, kad mes su jom į tą fizinį kontaktą, nes Mindaugas tada turėjo draugę. Mes buvom draugeliai, jisai turėjo tokią draugę, ar keletą draugių, tokių visai nerimtų, kaip jisai dabar ir sako, viena mieste su viena, kitam su kita. Aš per daug į vilčių nedėjau, nežinot, aš būdavo susitinku su juo ten kartą į 2 savaitės, o paskui nugyventi savo gyvenimą, dirbti savo darbų. Tau irgi buvo patogu, taip pat kaip ir man. Jo. Tai tu čia nevaidink dabar. Dar vieną aš interpą noriu pagrįžti prie tos... Vat jūs man kai sakot, kad aš jį pertraukinėju, tai va dabar aš jo nepertraukinėsiu. Išsiviniok, Mindaugai. Prie ko tu norėtum vis dėlto pagrįžti? Aš norėčiau pagrįžti. Gerai. Dėl dėmesio rodymo. Šiaip aš turėjau to laiko dar daugiau tokio nepasitikėjimo savim. Aš iš tikro... Taip bijodavau gražių moterų. Bet aš nebuvau tam tarpe. Bet jinai nebuvo tam tarpe ir suprantat, kaip dėkingai gavosi, kad jinai man, jeigu ir neatrodė tokia graži, kaip yra dabar, kaip atrodo dabar, tai tas man išėjo į pliusą, nes jai atrodė, aš kažkaip didelio intereso ją nerodžiau ir tas dėkingai gavos, kad jinai kaip ir... Tai dabar merginos va taip, va šitam visam yra tas, ką aš prieš tai jums esu sakęs, kad šitus santykius mums padėjo turbūt sukurtas, kad Mindaugas nekrito į mane taip iš karto.
Tu šitą norėjai pasakyti. Va šitas. Jeigu būčiau aš ją ėjęs, taip, oi, ten irgi įsimylėjęs, tai man atrodo, kad tas ją būtų atstūmę. Man atrodo, tai, reikia išjungti. Man atrodo, taip pat žvaigždės ir sudėliojo mums. Žvaigždės, dabar jau žvaigždės. Žvaigždės sudėliojo. Tada, žinokit, nebuvo jokių žvaigždžių, tada buvo viskas tipo 50-50. Ir mes patyrėm tikrai labai gražių akimirkų, važiuodom ten įvairius festivalius. Mindaugas buvo mano tokia, žinot, jisai buvo mano toksai neišsipildęs toks love story gyvenime. Ir mes turėjom visus tos gražius momentus, bet kaip draugai per brūkšnelį tokie meilužiai. Nes mes nebuvom viens kitam įsipareigoję, bet mes ten eidom klausytis muzikos, ne? Po atvirų dangų, miegodom miegmaišiuose abudu. Ir ta tokia širdies ryšys pas mus buvo. Bet fiziškai taip... Pem. Mokėdavom viską per pusę. Mes galėdavom labai fainai pabūt kartu ir labai taip... Aš įsivaizduodavau, kad jisai ten mane be proto myli, o paskui važiuodavo ten į savo kitus visokius santykius, miestus, sukti savo dalykų, o aš likdavau Kaune ir aš dėl to per daug irgi nepergyvenau, nes aš galvoju, kažkas biški vyksta ir man gal užtenka. Taip. Tai buvo taip. O paskui viskas pradėjo rutuliotis. Ką žinau, Mindaugas vėliau susipažino su Ema. Paskui pradėjo man ten kažką šnekėti, sako, kraustysis į Kauną, nes čia patogiau, kažkokiu tu buvai prigalvojęs tokių. Tai taip, vidury Lietuvos, tai... Žinot, jis niekada nesako, o aš noriu būti su tavim ir aš atsikraustysiu. Jisai visada žaidė tą tokią saugią kortą. Tipo, o čia gyvenimas veda, aš čia būsiu Kaune. Ir taip pat kaip ir apie maistą, sako, tik negalvok, kad čia dėl tavęs. Tikrai ne dėl tavęs. Tai viskas buvo 50-50. Jeigu mes važiuodom į viešbutį, mes pasidalindavom sąskaitą per pusę. Taip. Jeigu mes važiuodavom į pirmą kelionį į Paryžių, tai vėl pasidalindavom per pusę. Kodėl tu nenorėjai už mane mokėti, man įdomu? Kad man atrodo, kad tu pati nenorėjai, nes tu vaidinai kažkokią super nepriklausomą. Man patikdavo, žinot kaip, aš tau nieko neskolinga. Taip. Tu buvai lygiai tokia pat nesaugi kaip ir aš. Taip. Man patiko ta mintis, kad aš jam nieko neskolinga. Ir mes ėjom taip 50-50, tokie kaip partneriai, kaip draugeliai ir kaip... Taip. Gerai, Mindaugai, tai o kaip tu manai, kada įvyko tas lūžis, kai tu mane pamatei kaip savo gyvenimo meilę ir vaiko mamą ir... Viskas, man atrodo, taip. Ar buvo lūžis tas kažkas? Ne, bet lūžio aš... Lūžis buvo, Mindaugai. Lūžis buvo prie Triumfo arkos. Buvo mūsų pirma kelionė į Paryžių. Mes atskridom, aš žiūriu į tą, žinot, kaip dabar atsimenu, sėdžiu prie Triumfo arkos, mes geriam kavą ir jis man sako, žinai, aš ten praeitą savaitę dar buvau susitikęs su ta mergina, su ta ir sako, aš tiesiog norėjau pasižiūrėti, ar jos man dar vaibina ir tu man vis tiek jaučiu labiausiai patinki. Ir aš nuo tada, aš nekenčiu Triumfo arkos. Tikrai, ir aš galvoju, aš atvažiavau su vyru į šitą Paryžių, kad išklausyti, su kuo jis ten buvo praeitą savaitę. Sakau, kodėl toks atsiverimas, kam tu atvežiai mane šičia? Kad būtų santykių tikrumas. Eik, tai atsiverimas. Atsiverimas. Tai jis man padarė tokį atsiverimą. Ir aš nesupratau, kodėl jis tau nepatiko. Daug kas mane supranta, merginas. Kas žiūri ir mane supranta, parašykit komentarą, kad, nežinau, kad vyrai suvoktų, kad mums nereikia tų atsiverimų. Iš tikrųjų, aš kažkurio etapu galvojau, kad aš būsiu iš tų moterų, kuri ten turi, nežinau, meilužį, turi vaiką, jo per daug šeimai nerodo ir kažkaip man atrodė, kad tas veiks. Bet aš paskui kažkaip supratau, kad tas turbūt neveikia, nes pas kiekvieną moterį yra tas troškimas meilės, artumo, ilgesio. Ir kad jeigu tu su vyru ten turi tuos kūniškus, romantiškus santykius, tai kad tu ten ilgai toleruosi, kad jisai dar susitikinėja su kažkuo, man atrodo, tas pradeda žeisti. Ir aš atėjau į tą tašką, kai mane pradėjo žeisti. Ir Triumfo arka buvo liudininkė, kad tu mane tikrai sužeidai. Tai va, ir aš tada pradėjau... Jis norėjo bėgti iš Paryžiaus. Galvoju, viskas, su šitu vyru nieko nebus, skrendu aš ir baigta. Tiesiog aš taip jaučiau, kad negaliu daugiau. O aš galvoju, Tai va. Aš galvoju, kad mes norim atvirų ir... Man atrodo, tada jisai apsisprendė.
tada jisai apsisprendė, kad viskas, kad mes tada jau būsim kartu ir dar užtruko kokius metus laiko, iki kol mes pradėjom gyventi. Ne? Mes išsinuomavom namą Žaliakalnį ir tada pradėjom gyventi kartu. Dar po 5 metų pradėjom kalbėti apie vaikus turbūt, ne? Tu nenorėjai vaikų, bet yra atskiras video, kodėl jis nenorėjo vaikų. Tai va. Paskui norėjau. Tai mūsų istorija yra tokia, nežinau, ar jinai labai kasdieniška, bet šiaip man patinka ją papasakot moterim, nes ko mane iš tikrųjų mokė ta istorija, kad pas Mindaugą buvo visi red flagai, jisai tikrai nebuvo šeimos žmogus. Aš buvau moteris išsiskyrus su istorija Amerikoje ir su mergaitė. Ir tas kažkaip mums visiškai nesutrukdė. Tu irgi, tarp kitko, turėjai red flagų, tai čia. Aš turėjau žiauriai didelį paketą. Ir kai mes pradėjom, tai aš darėjau į terapiją. Ir Mindaugas, mes su juo nepradėjom nuo tos temos, ką tu mėgsti valgyti, ar ten nuo vynelių, žinot, kaip taurės. Mes pradėjom nuo tokių dalykų, kas ten tau nutiko vaikystėje, kas, kažkaip, kad aš daugiau laiko pirmus metus praleidau prieš jį apsiverkus, negu taip. Tai va. Tai kuo šitą istoriją faina, kad ne viskas iš tikrųjų gyvenime yra suprantama, pagrįstama. Ir paskui tik atsisuki ir pamatai, kad tas išėjo. Kad gerai. Aš turėjau skaudžią patirtį, jisai irgi turėjo savo nesaugumus ir kažkokiu būdu mes susijėjom. Dabar vienintelis dalykas, kurį aš turėjau su Mindaugu nuo pat pradžių, tai buvo va ta tokia trauka. Aš šiaip sikabindavau ir man atrodydavo, kad kažkaip viskas gerai. Bet aš niekaip neįsivaizdavau, kaip aš galėsiu gyventi su 10 metų jaunesniu vyru. Tas visiškai nesuėjo į mano logiką jokią. O tu ne? Tu jautei, kad su manim vis gerai? Aš net negalvojau taip, tiesiog. Tai nieko, tai tu apie mane vis tiek kažką turėjai galvoti. Tai taip kaip ir sakiau, kad buvo smagu tuo laiku. Suprantat, tai kad ir taip ir gavosi, kad... Lūžio taško nėra, patrauklumo nėra. Ne, kad atsiprašau, kad tu buvai, turėjai vaiką, turėjai savo gyvenimą, tai kaip tu man buvai patogi, taip ir aš tau patogus ir aš kažkaip neturėjau tuo laiku kažkokių ten didelių minčių. Tu dargi į Ameriką skraitydavai, tai Tai va, nuo tos dienos merginas praėjo 12 metų. Lūžis buvo, tai aš nežinau, kur tas toks, kur apsisprendė. Tai aišku, mes paskui pradėjome ir gyventi, ir vaikas, tai šitie, mano požiūriu, šitie santykiai, jie stiprėjo, su laiku ir nebuvo tokio, kad ten... Ir jie toliau stiprėjo kažkaip, ir man atrodo, paskui atsirado Kamilytė, paskui atsirado bendras verslas. Ir tada visi bendri reikalai ir mes kažkaip sukūrėm tokį labai stiprų santykį kartu. Ir kūrėm. Ir kažkaip dabar ten gyvenimas mums meta daug iššūkių, tėvų sveikatas, ten dar kažką. Ir aš kažkaip jį pažįstu toliau, skirtingose situacijose. Ir man atrodo, kad man patinka, ką aš apie tave sužinau. Man irgi. Tai tokia buvo mūsų susipažinimo istorija. Labai norėčiau paklausti, kokia tavo susipažinimo istorija. Visas mes moteris turim kažkokias savo love stories. Tai jeigu turėsi laiko, būtinai parašyk komentarą, kur tu sutikai savo žmogų. Ir labai tikiuosi, kad fainai praleidai laiką. Ir ačiū Mindaugui už pasidalinimą. Apie tai, kad tu manęs nemylėjai iš pradžių. Mes jau tą aptarėm. Aptarėm. Gerai, merginos. Iki. Ačiū, kad žiūrėjot. Ate.